Vidutinės temperatūros kilimas. Lietuvoje vidutinė temperatūra kyla, o klimato kaita jau turi pastebimų pasekmių. Nuo 20-ojo amžiaus pabaigos temperatūra Lietuvoje padidėjo 1,5–1,8 laipsnius Celsijaus, kas yra šiek tiek daugiau nei pasaulinis vidurkis. Dėl to pailgėja šiltasis sezonas, o žiemos tampa švelnesnės. Taip pat dažnėja ekstremalūs orai, kaip karščio bangos, sausros ir stiprios liūtys. Klimato kaita taip pat turi įtakos žemės ūkiui, miškų ekosistemoms ir vandens ištekliams, nes keičiasi lietaus kiekiai ir augimo sąlygos. Prognozuojama, kad temperatūros augimas gali dar labiau paveikti šalies klimato sąlygas ateityje. Lietuvoje žemės ūkio sektorius yra vienas pagrindinių šiltnamio dujų šaltinių, o jo emisijų dalis yra didesnė nei ES vidurkis. Tai gali būti susiję su dideliu žemės ūkio sektoriaus svoriu Lietuvos ekonomikoje palyginant su kitomis šalimis. Teršalai išmesti į aplinkos orą iš stacionariųjų taršos šaltinių. Grafike matomas 2023 m. teršalų išmetimas iš stacionariųjų taršos šaltinių, tokių kaip gamyklos, elektrinės ir katilinės. Didžiausi išmetamų teršalų kiekiai gali būti susiję su anglies dioksidu CO2, sieros dioksidu CO2 ir azoto oksidais NOx, kurie prisideda prie klimato kaitos, oro taršos ir sveikatos problemų. Skirtingų spalvų stulpeliai rodo įvairių teršalų pasiskirstymą, o didžiausi taršos šaltiniai reikšmingai prisideda prie aplinkos taršos Lietuvoje. Ši diagrama rodo į atmosferą išmestų teršalų kiekį nuo 2014 m. iki 2019 m. Analizuojant pateiktus duomenis matome, kad didžiausias išmestas teršalas yra nepastovūs organiniai junginiai. Jo emisija yra žymiai didesnė nei kitų teršalų, tokių kaip benzo, CD, NH3, NI ar PM25. Tai rodo, kad nepastovūs organiniai junginiai buvo didžiausia taršos dalis per nagrinėjamą laikotarpį. Šie teršalai gali kilti iš transporto, pramonės bei kitų šaltinių, prisidedant prie oro taršos ir klimato kaitos.